Dviračio žinios pristato pirmąjį lietuvišką politinį miuziklą Pakso nuotaka pagal Jurijaus Borisovo Borutos romaną Baltaragio malūnsparnis. Vaidmenis ir arijas atlieka prezidentas Rolandas, vaidina Remigijus Vilkaitis, dainuoja Viktoras Malinauskas. Prezidento duktė Inga, aktorė Gabija Jaraminaitė, dainuoja Donalda Meiželytė. Prezidento rėmėjas Borisovas, vaidina Arūnas Storpirštis, dainuoja Česlovas Gabalis. Prezidento burtininkė Lena Lolišvili, vaidina Asta Baukutė, dainuoja Donalda Meiželytė. Saugumo šefas Laurinkus, vaidina Rimantas Bagdzevičius, dainuoja Marijus Mikutavičius. Prezidento patarėja Dalia Kutraitė, vaidina Donalda Meiželytė, dainuoja Violeta Riaubiškytė. Autoriaus tekstą skaito Kristupas Krivickas. Žmonijos istorija mena daugybę pavyzdžių, kai ir tyriausios sielos pasiklysdavo pragaro tamsybėse, suviliotos dovanomis, kurias pasiūlydavo nelikimas, o įvairiausiais pavydalais apsireiškęs tamsos valdovas. Užtenka prisiminti, kad ir daktarą Faustą, pažadėjusi savo sielą Mefistofeliui mainais už amžinąją jaunystę. Tačiau ši istorija nutiko ne kažkada viduramžiais, o šiomis dienomis. Ir ne kažkur kitur, o čia, Lietuvoje. Todėl ir norime jums ją papasakoti. Įsitaisykite patogiau, mes pradedam. Viskas prasidėjo tada, kai nelabasis, šį kartą pasirinkęs jaukaus rėmėjo iš Rusijos pavydalą, suvilioja dar nekaltą ir padangėse skraidančią Rolando sielą, pažadėjęs jam milijoną ir neribotą valdžią. Už tai ūsuotasis Jurijus žinoma pareikalauja Rolando pasirašyti sutartį. Nors ir ne krauju, kas šiandieną jau nebemadinga, bet už tai net iš 20 punktų. Ar nori tu gyventi kaip Paulauskas, kasdieną sočiai gerti kaip Brazauskas? Padėt galėčiau lengvai. Ir valdytum to. Ką čia kalbėti, šitaip nebūna, aš viso labo žemaitis lakūnas. Turėsi patarėjų tu daugybę, daug ryšių, babkių ir valdžios galybę. Kaip gyvensi? Kuo čia pristojai, turiniškė siūlai, daug maloniau po tiltais skrajočiau. Ten Brazauskai gyvena už aukštų tvorų, sotus aprengti iš biudžeto. Daug jie nuveikti gali su savais draugais. Turi jie turtams apetitą, limuzinus vairuoja, laimės dainas dainuoja. Niekas dykai neduoda, o tu kvaily galvoji, kad už ačiū paimsi valdžią ir babkes pridačių. Štai pasirašyk. Štai jam rašyk greičiau. Štai jam rašyk greičiau. Velniai nematė. Greičiau rašyk. Dar babkių duok. Imti greitai. Skaičiuok ir greit rašyk krauju. Parodyk, kur prispaus. Čia. Viskas jau baigta. Čia. 20 punktų. Ten Brazauskai gyvena už aukštų tvorų, sotus aprengti iš biudžeto. Daug jie nuveikti gali su savais draugais. Turim mes turtams apetitą. Rėmėjo Borisovo intelektualinis potencialas, nuosavas sraigtasparnis ir galų gale pažadėtasis milijonas litų galutinai įtikino dar ne prezidentą Rolandą kelti savo kandidatūrą į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Rinkimų būstinėje būsimasis prezidentas džiūgaujančiai gerbėjų ir bendražygių miniai pristatė naująjį rėmėją.
tai rėmėjas susiradau. O tai rėmėjas susiradau. Niekur nemačiau tokio, negirdėjau tokio aš. Niekur nemačiau tokio, negirdėjau tokio aš. O tai rėmėją pasigavau. O tai rėmėją pasigavau. Niekur nemačiau tokio, negirdėjau tokio aš. Milijoną jis man duos ir rinkimus sustygos. Patarėją darysiu iš jo. Gal ir lietuvis išeitų iš jo. Pilietybę duosiu jam, tegul dirba jisai man. Jei laimėsim rinkimus, generolo jisai bus. Tampaks. Ir papūtė Lietuvoje nauji vėjai. Ir tapo Rolandas Paksas prezidentu. Ir atsivėrė Daukanto rūmų vartai. Ir aptaškė pergalės šampano purslai prezidentūros sienas. Ką ten sienas, net ir lubas. Beliko išmesti eksprezidento Valdo Adamkaus šlepetes, išprašyti senuosius patarėjus ir išvaryti amerikoniškąją dvasią. Tam geriausiai tiko garsioji žiniuonė Lena Loliešvili, išgydžiusi Rolandą vaikystėje nuo kiaulytės, vėjaraupių ir skraidimo per miegus. Fakelas dega, amerikonų smarvė išvaro amžiams. Amerikonų smarvė išvaro. Popierius, augalai, prezidento reitingai auga, šuoliais, amen. Popierius augo, reitingai auga, amen. Po tokių burtų Valdo Adamkaus dvasia skubiai išvyko į Meksiką, o prezidentūroje pradėjo šeimininkauti naujieji lietuviai. Pirmoji rūmų dama Renata Smailytė visus girdė brendžių su kava ir kilnojo šlagbaumus. Rėmėjas Borisovas jau matavosi 5 ordinus ir generolo antpečius. Patarėjas Ačas po Lietuvą laigė įkliojų BMW ir siuntinėjo po velnių policininkus, o pirmoji šalies panelė, prezidento duktė Inga, audringai šventė pirmosios Vilijampolės panelės Živilės Daktaraitės gimtadienį. Kaip man gera, kas čia daros, pažiūrėk, svaigsta galva. Pažiūrėk, daktarai linksmai gyvena, pažiūrėk, Kaunas jėga. Aš pirma panelė, mano veidelis kiekvieno žurnalo papuošė viršelį, linksma žiūrėk. Krūtas, tikras viertas, visi jį gerbė, mano tėtis krūtas, linksma žiūrėk. Aš žiūrėk, tu pažiūrėk, kaip man gera, kas čia daros, pažiūrėk, svaigsta galva. Lavarava, Dėl Paksaitės vizito pas Kauno medikus kilo didžiulis skandalas. Jau kitą rytą pirmieji dienraščių puslapiai pranešė apie neišardomą Pakso ir daktaro šeimų draugystę. Prezidentą Rolandą eilinį kartą apėmė noras atsistatydinti. Slogė nuotaiką, stiprino ir nuolatiniai rėmėjo Borisovo reikalavimai įvykdyti duotus pažadus. Atsistatydint jau reiktų gal. Na ne, taip nebus. Ne, taip nebus. Iš
kaip aš atgausiu. Paskaičiuok, procentai plaukia, pagalvok pats, rusai nelaukia, nepamiršk, kas tavo ponas, pagalvok pats, būsi lavonas, pagalvok pats. Daryk, ką nori, reikalauk, ko nori, bet pakol kas patarėjų tavęs dar neskirsiu. Taigi, negavęs patarėjo posto, persiutęs rėmėjas Borisovas kaip viesulas, šaudydamas žaibais iš abiejų akių, kaip laumžirgis išlėkė iš prezidento kabineto. Ir kaktomuša susidūrė su ištikimiausia prezidento bendražygė Dalia Kutraitė. Netyčia nugirdusi slaptą pokalbį doroji Dalia suprato, į kokį pavojingą voratinklį įkliuvo šalies vadovas ir pasijuto įskaudinta ir išduota, kaip Marytė Melnikaitė. Tai tu šitoks prilindai prie Rolando ant manęs, kompromato ieškai dar, paminėsi tu mane, prakeiktasis, prakeiktasis. Dabar tas, kuriam aš šį vaizdį sukūriau, mano skaistybė metė purvan, šitiek metų kenčiau, o dabar lai visi sužinos, ojoj, šventoji Marija, ojoj, rusui pardavė mane, ojoj. Bet Borisovas bobų aimanoms buvo kurčias kaip koks baobabas. Dar daugiau, iškėlęs audringas sūnaus vestuves, svečiams gyrėsi savo neribotą įtaką prezidentūroje ir grasino susidoroti su visais savo priešais. Moterys doros ir plonos, oho, pasižiūrėk, koks ponas aš, oho, prezidentas skraidinu, karinių malūnsparnių, eina, šaudau iš abiejų rankų, oho, gauti galiu netgi tankų, oho, myli jie visi mane, Lietuvoje ir Sudane, generolo, atpečius aš gausiu tuoj, jei ne šiandien, tai rytoj. Aido Borka! Myšat iš baimės dėl Rusijos, visi dar pamatysit, kaip bus jums čia kratai. Tuoj Lukoilas atvažiuos, viską čia privatizuos, nepabėgsit nuo meškos, jūs litovcai, kas netikės, tegul Sibire sėdės. Tačiau niekas negalėjo net pagalvoti, kad visą Borisovo triumfą, prezidento patarėjus ir net patį jo ekscelenciją jau seniai sekė Mečio Laurinko užvitri akis ir budri ausis. Sekė visur, net ir pačiose netikėčiausiose vietose. Artūrą Paulauską su visų pluoštų slaptų pažymų. Slaptos pažymėlės su garsiais vardais, oi geri tie telefonai, tie, kurių pasiklausai. Ausys mano plačiosios Lietuvai padės, niekas nenujaučia net, kas tuoj prasidės, oi prasidės. Lepus mūsų pareigūnai, jų plati erklė,
gyvą kavą brandį pas Smailytę gerdami. Kontrabanda veža vieškeliais baltais, uždusinti žada bučiniais karštais. Glebys stipriam mafijos. Štai, 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 štai. Slaptai jas ruošiau, surašiau viską. Kai jums neaptis vakarai, paksą priduosiu. Prezidento aplinkai, ji nepakydoma. Visi Ačo šuleriai, Betalinsko bajeriai ir Smailytės frajeriai. Prisidirbo melagėliai, rusų agentai, prisidirbo patarėjai. Tuoj visus atleis, o skandalas geras bus. Kaip ir prognozavo seklys Mečys, jau kitą dieną kilo baisus skandalas. Ta patį vakarą prezidentas apsilankė Lietuvos televizijos laidoje Panorama ir perskaitė pranešimą, kuriame sąmokslu apkaltino visą Lietuvos politinį elitą. Buvau aš angelėlis, mylimas tautos. Ką dabar daryt, vos nepravirka. Seimas mane kamuoja dieną ir nakčia ant manęs. Jo didėja, duokite man išgerti, gal dar atgausiu galą. Priešai mane užpuolė, sąmokslą jaučiu. Net ir po visų skandalų prezidento draugė Dalia Kutraitė dar nebuvo praradusi vilties ir tikėjimo beigi padorumo. Sutikusi iš Seimo išeinantį seklį Mečį, Dalia pasidomėjo, kodėl ši medžiaga pirmiausiai pateko ant Paulausko, o ne ant prezidento stalo. Ir kodėl apskritai Mečys vengia užsukti į prezidentūrą. Na, sakyk, Mečy, ką sugalvojai, kad neparodai mums tų pažymų. Na, sakyk, Mečy, ką sugalvojai, kad neparodai mums tų pažymų. Paklausyk manęs, kokį kelią dar man reikia surast. Amžinai Ačas kliudo man atvažiuot. Prezidentui pučia į akis miglas. Ir už ką Mečy mūsų nemyli, ir tik Paulausko paslapčia aplankai. Ir už ką Mečy mūsų nemyli, ir tik Paulausko paslapčia aplankai. Paklausyk manęs, kokį vamzdį man dar reikia surast. Nekenčia manęs jo ekscelencija. Negilysiu per kanalizaciją. Pajutęs, kad savo jėgomis sukilusių skandalų susitvarkyti nepavyks, labai giliai tikintis prezidentas nusprendžia į pagalbą pasitelkti tamsiasias magijos jėgas ir pasiunčia savo personalinę burtininkę Leną Lolišvilį prakeikti Mečį Laurinkų ir išvaryti jo sielą iš saugumo rūmų. Kurgi tu saugumieti, kur nusibeldei tu, Laurinkau parsidavęs, kur išlysk, šnipė, va, kurgi tu nebidonė, trauk čionai kompromatą. Kur mikrofoną tu slepi Daukanto aikštėj, ko tu dabar srutomis taškai mano
Tačiau užgrūdinto čekisto mečio jokie kerai ir prakeiksmai neveikia. Dar baisiau, jo agentai, tarsi juodi varnai pasklydę po visą Lietuvą, dirbo savo tamsius darbelius. Nutaikė progą, klastingai įsiveržė į rėmėjo Borisovo vilą Trakuose ir surengė ten kratą. Nors anot advokato ir būdamas visiškas idiotas, Borisovas tokio įžulumo nesitikėjo. Todėl puolė skambinti prezidentui. Deja, nesėkmingai. Nesuprantu. Tai stogas ir ar jo nėr? Tai stogas ir ar jo nėr? Rolandai, Rolandai, ir vėl jis nesako man. Tai pilietybė ir ar jau nėr? Tai pilietybė ir ar jau nėr? Rolandai, Rolandai, nutempsiu ir tabletų gnaną. Prezidentūroje pakvipo degėsiais. Kaip žiurkės, iš skęstančio durnių laivo, iš Daukanto rūmų į visas pusės pažyro patarėjai. Supratusi, kad skandalo liepsnos užgesinti jau nepavyks, Borisovo džiaugsmui su Rolandu Paksu skaudančiame širdimi atsisveikino ir ištikimiausia jo patarėja Dalia Kutraitė. Žiūrėk, kaip viskas baigėsi. Laikraščiai, laikraščiai pilni gandų. Iš savo darbo išeinu. Per daug man buvo tavo pažadų. O kiek mes buvom drauge, bet aš išėjau pasmerkta, apgauta. Žiūrėk, kaip krenta reitingai. Sakalas kasasi po tavimi. Su ereliu norėčiau būt. Mylimas, mylimas daug priešų Seime. Visų akise apkalta, apkalta. Jau Dalia, tiek jau tos, gal nebus tos apkaltos. Nereikėjo man prasidėti. Jau Dalia, tiek jau tos, gal nebus tos apkaltos. Daug kaimeliuose mane dar myli žmonių. Sutvarkysim viską, nepaliksim galų jokių. Tačiau Borisovui trauktis nebebuvo kur. Konstitucinis teismas, su kuriuo priešakyje jam užkūrė tikrą pirtį ir atėmė prezidento išimties tvarka dovanotą pilietybę. Prasidėjo apklausos generalinėje prokuratūroje, žurnalistų klausimai ir patyčios. Įvarytas į kampą, net ir žinodamas, kad jo pokalbių klausomasi, Jurijus be paliovos skambina prezidentui Rolandui, kuris, neapsikentęs, galų gale pakelia telefono ragelį. Kokio dar velnio nori? Nesikelk, mūsų klauso Laurinkus.
Paulius, kalbėk tu tyliau. Šikau ir tapšnojau. Buvau rusas ir lietuvis buvau. Patyriau viską, bet dabar man bėda. Nežinau jau, kas toks esu. Viską valdžia išaiškins. Durniau nelaimingas tu pats valdžia. Durniau nuo manęs tu neatsiribok, net negalvok. Ledo užmokėsi. Ar sutartį gražinsi? Tik daryk, kaip tau sakau, viską atiduosiu, bus tvarka. Tačiau kadaise visiems žadėjęs tvarką, viltį ir tikėjimą, prezidentas Rolandas Paksas pats pamažu prarado tikėjimą gėriu žmonėse ir visose mūse bei mūsyse. Kas ten už lango beldžiasi ir mano posto trokšta. Adamkaus šmėkla klaidžioja po Gedimino bokštų. Dangui lėktuvai skraidžioja, tik juos kiti vairuoja. Netgi rėmėjai į mane kažko keistai šnairuoja. Lietuva pardavė, Dieve, ką aš padariau. Prezidentūroje vietos man jau nebėra. Netoks Brazauskas kaip kadais, ne taip man ploja minios. Aplinkui vien pikti veidai, jau siela nusiminus. Miegok, tėvynė, vienas aš, išeisiu iš prezidentūros. Jei neišeisiu, tai išneš vagių nomenklatūra. Lietuvą pardaviau, kiek jai gero padariau, bet šitiems svolačiams aš to niekada neatleisiu.